Aš manau, kad kiekvienas iš mūsų gali sportuoti 7 kartus per savaitę. Jeigu sportuoji 3 kartus ir jautiesi pavargęs, paklausyk. Manau, kad kažką atrasi naudingo. Pavyzdžiui, aš šiandien sportavau, kojas dariau ryte ir labai stipriai tos kojas sunkiai darėsi. Tai ką, grįžau namo, truputį pavalgiau, pamiegojau ir vėl einu vaikštau į paplūdimį. Sunku čia vaikščioti, nes šlapias smėlis. Ir ką, ir toliau darau kojas. Aišku, bet čia ne apie tai. Tai kodėl mes, pavyzdžiui, jaučiamės pavargę, nors iš tikrųjų ilsimės, ale. Tai pavyzdžiui, jeigu mes vakare atsisėdam skrolinti, tai nėra poilsis iš tikrųjų. Tai yra varginimas savo centrinės nervų sistemą, savo dopaminų hormono. Kitas dalykas, jeigu mes maitinamės su tais pačiais vėlgi kažkokiais traškučiais arba karštais sumuštiniais, tai aišku, kad jausimės pavargę po 3 treniruočių. Ir taip kaip man sako žmonės, kai aš klausiu, ar jie jaučiasi pasikrovę po treniruotės, ar jie jaučiasi pavargę. Ir jie sako, kad jaučiasi pavargę. Tai kur tu nesijausi? Ta prasme, sumuštiniai karšti neprisideda prie gero energijos lygio. Kitas dalykas - emocijos. Tai emocijos arba mumis vargina, arba jos mus stumia į priekį. Tai reikėtų pasižiūrėti, kokiom emocijom gyvenam. Ar mes greitai užsiplėkėm dėl kažko, ar mes tiesiog natūraliai ir nelabai reaguojam į dalykus. Pavyzdžiui, jeigu važiuojam su mašina ir ten kažkas užkiša, neužleidžia dar kažką, tai reikėtų atkreipti dėmesį, ar mes taip reaguojam. Jeigu mes nervinamės, tai reiškia, kad prarandam energijos tokios situacijose ir tai neprisideda prie atsistatymo greičiau, prie geresnės energijos. Ir paskutinis toks, gal sakyčiau, tai kaip mes leidžiam savaitgalius. Ten ėjimas į barą, į klubą, gal ir atrodo, kad atsipalaidavimas, išgeri, pamiršti viską, bet tai iš tikrųjų mes bėgam vienas dalykas nuo savo kažkokių problemų, kurias turėtumėm, gyvenimo situacijų, kurias turėtumėm spręsti, o kitas dalykas - nuodijam organizmą. Organizmas turi dvigubai sunkiau dirbti, kad tiesiog išlyginti tai, ką padarėt su tokia žala. Tai viskas yra įmanoma. Reikia tik truputį pradėti stebėti savo aplinką, kaip mes elgiamės. Ir man sportas yra tiesiog malonumas. Aš kiekvieną vakarą aš jau laukiu sekančio ryto ir aš ryte atsikėlęs tiesiog nieko nedaręs, jokio telefono netikrinęs nieko. Aš maunu į sporto salę. Man taip yra gera ten. Nes aš ten pasikraunu energijos. Sporto salė man nėra praradimas energijos. Man nėra, kad ten reiktų per kančią eiti. Kai viskas optimizuota yra, tai tas kaip atlyginimo diena. Atlyginimo diena gerai jaučiasi, taip, tai uždirbam. Tai čia lygiai tas pats. Aš ten nueinu pasiimti geros emocijos, energijos, fizinės energijos, emocinės, psichologinės. To paties ir jums linkiu.